Taigi, norint sukurti naują vartotoją, kuris turės prisijungimus prie jūsų svetainės administravimo ar ne tik, mums reikėtų eiti vartotojai, pridėti naują vartotoją, įvesti vartotojo slapyvardį, įvesti veikiantį ir galiojantį jo L-paštą, aš šiuo atveju pakeisiu, kad neįsiųsčiau laiško niekam. Galime įrašyti jo vardą pavardę, tačiau tai nėra būtina. Interneto puslapio nurodyti taip pat nereikia. Kalbą paliekame nustatytoje, nebent jisai yra kitakalbis ir svetainėje jūsų yra įdiegta kita kalba. Slaptažodį galime sugeneruoti arba įsirašyti pačiam. Visada rekomenduoju naudoti sugeneruotą slaptažodį, kad jo niekas nenulaužtų, nes jisai yra N kartų stipresnis negu jūsų pačių parašomas. Tačiau galime jį pakeisti. Pakeitimas yra labai paprastas, tiesiog ištriname esamą slaptažodį ir įrašome savo. Viskas. Atsiminkite, kad slaptažodį reikia būti nusikopijavus jau šioje vietoje ir pasiruošus klientui siųsti, nes kai paspausime mygtuką pridėti naują vartotoją, slaptažodžio nebematysime. Toliau pasisiųsti pranešimą vartotojui. Tai dažniausiai reikia nuimti šią varnelę, nes klientas ar taip jau žinos, kad jam bus kuriama nauja paskyra. Tai šiuo atveju mes jam nusiųsime rankiniu būdu visus prisijungimus. Tai jam žinoti nereikia, kad jo paskyra jau sukurta. Toliau rolė. Jeigu pridedate savo darbuotoją, kokį, kuris kelia tik tai prekes, tai užtektų pasirinkti parduotuvės valdytojo rolę, o jeigu žmogus tvarko jūsų visą internetinę svetainę ar parduotuvę, jam reikėtų priskirti rolę administratorius, kad turėtų teisę prieiti visur, kad galėtų atlikti redagavimus. Toliau tai atlikę spaudžiame pridėti naują vartotoją. Na ir viskas, mūsų nauja paskyra yra pridėta, matome rolę, galime siųsti slaptažodžio atstatymą, peržiūrėti ir ištrinti. Tai ištrinimas labai paprastas, paspaudžiame trinti, patvirtiname ištrinimą ir viskas.